Režisierius Žilys statė spektaklį labai jauno dramaturgo 18-mečio Rolando Rastausko Lenktynių aitvaras. Ir ten aš vaidinau Saulę ir mums skaitant pjesę, ten buvo toks sakinys. Grojo Antanėlis, o mes sukome švarkus virš galvų. Aš sakau, kas šitas Antanėlis? Kodėl Antanėlis, kodėl ne Antanas? ir vienas bičiulis mane su juo troleibuse supažindino ir jisai kažkaip labai entuziastingai pakvietė, sako, ateikite į mūsų repeticiją. Ir mes nuėjom. Tai buvo kaip žmogus orkestras. Iš čia pagroja vienu instrumentu, čia kitu, čia paderina, čia duoda pastabas vokalistui, čia vėl įsijungia, čia vėl. Tai atrodė, kad aplink jį sukasi visa ta planeta, visa ta aplinka. Kiek jis man pasakojo, tai kad į jų rankas pakliuvo plokštelė ir jie tiesiog neatlaikė, jie norėjo tą padaryti ir matyt, ten jie bendrai jau ėmė ir nusprendė realizuoti scenoje. Ne tik tai, kad padainuoti atskiras ten arijas, bet man atrodo Vytautas Kernagis jam pasakė, daryk spektaklį. Lietuvoje tuo metu roko operos nebuvo. Juk daug vėliau atsirado ir miuziklai Velnio nuotaka, ir Ugnies medžioklės su varovais, ir roko operos Meilė ir mirtis Veronoje. Paskui Roko Radzevičiaus Jūratė ir Kastytis. Tai, žodžiu, tuo metu buvo negirdėta visiškai. Kaip čia opera ir rokas lygtai tokie nesuderinami dalykai. Tai, žodžiu, mes pradėjom repetuoti ir repeticijos vykdavo labai intensyviai ir iki vėlumos. Nes Kęstutis Antanėlis, jis norėjo geriausių rezultatų, jis norėjo pritraukti prie originalo. Jisai rinko dainininkus, kad jie tikrai tiktų, klausė, kaip kieno balsas skamba, kaip kas gali padainuoti. Tikrai buvo labai nemažai tokios atrankos ir jis norėjo išgauti tobulą tokį variantą, kad tikrai nuskambėtų neprašiau kaip originalas. Ir dar prisiminkim, kad tuo metu nebuvo technologijų, jis viską savo ranką perrašė, ir natas, ir tekstus. Ir mes tiesiog turėjom tos popieriukus ir mes iš jų dainuodavom. Ir natas išmokom, tos repeticijos ir visas tas mūsų darbas davė kažkokiu vis tiek rezultatų. Na, jis iš tikrųjų, jis labai reiklus ir savo, ir kitiems. Bet tas reiklumas labai suprantamas, kadangi norėta padaryti tikrai gerą rezultatą. Viskas buvo daroma iš klausos, visa partitūra, viskas. Žodžius paskui mes gavom visą, reiškia, libretą, o muzikinių natų nebuvo. Viskas buvo grynai iš Kęstučio Antanėlio muzikalumo. Aš tai ten sakyčiau, kad Kęstutis Antanėlis savo paminklą pastatė. Iš tikrųjų, tai to jo tokio neeilinio menininko talento dėka ir jo entuziazmo, aišku, su bendraminčiais, ir Kernagis labai daug ten prisidėjo, ir kiti, ir visas tas ansamblis, ir solistai. Bet Kęstutis Antanėlis iš tikrųjų padarė didžiulį istorinis įvykis iš tikrųjų. Jis rinko žmonės, aišku, jo ansamblis, tai jie pagrindiniai muzikantai. Tai kas tie muzikantai buvo? Tai buvo būgnininkas Danas Janušas, tai buvo gitaristas Rimas Jasenka, tai buvo smuikininkas, bet man atrodo, ir su gitara grojo Antanas Obolėnas, tai buvo ir Vladas Šlykas, ir žinoma Balys Žiūraitis. Tai vat jie, man atrodo, buvo pagrindiniai, o su tekstais jie darėsi, pradžioj, man atrodo, jie atliko anglų kalbą, o paskui jie vertė į lietuvių kalbą. Ir dažnai kartais savo tose koncertuose atlikdavo jau lietuviškai, tai vertėjas buvo jo klasės draugas Olegas Zacharenkovas. Atėjo Antanėlis pas mane į konservatoriją, mes susipažinom, pradėjom, reiškia, tos
bandymas, taip sakant. Nu ir paaiškėjo, kad aš tas 4 oktavas lengvai imu, taip sakant. Nu ir čia paaiškėjo, kad aš jau galėčiau būti tuo Jėzum Kristum. Dviese su Kęstučiu Antanėliu, kur tik gaudom prisėsti prie fortepijono, ten ir repetuodavom. Ilgą laiką repetavom Ryšininkų kultūros rūmuose. Ten tos pagrindinės repeticijos vyko. Nu, repeticijos būdavo tikrai neeilinės, kadangi beveik kiekvieną kartą buvo pilna salė žmonių. Jie klausėsi mūsų repeticijų. Nes jau vienas per kitą buvo sužinoję, kad vyksta, reiškia, pasiruošimas tokiai operai. Ir visi ateidavo pasiklausyti. Tai buvo tokia nepaprasta atmosfera. Pati asmenybė Jėzaus, aišku, ir ten tikrai visas jo, taip sakant, tas gyvenimo tarpsnis, kuriame, reiškia, rodomas Jėzus, nu, nuostabu, tiesiog atrodo, kad tu pats esi kažkokią dievišką dalelę esi gavęs, kad tiesiog kiekvienoje repeticijoje vis kažkas geriau gaudavosi. Sunku net paaiškinti tą būseną, jinai tokia nepaprasta, tokia pakili, kad sudvasinta, žodžiu, nuostabi tikrai. Mes tikrai jautėm didžiulį pakilimą ir repetuodami, ir jau premjeros metu tai buvo aplamai euforija, žmonių buvo be galo daug. Ten vienas šalia kito, vienas kitam ant pečių sėdėjo ir ant palangių, nu, žodžiu, visur, kur tik įmanoma. Ir jautėm, kad tai yra visiems kaip kažkokia tai tokia, kažkas naujo, kažkas įdomaus, kažkas gražaus. Mes buvom susikaupę ir mes dainavom ir matėm, kaip visa salė ūžė. Tiesiog tai buvo, nu, visiems buvo be galo gražu, įdomu ir, nu, jaunimas daugiausia, aišku, jie ten ir plojo, ir šūksniai, ir taip visuma buvo. Nebuvo, kad mes šiandien scenoje, o jie žiūrovai. Lyg tai visi mes atlikom šitą Lloydo Webberio Jesus Christ. Ir salėje vyko triukšmas ir ant scenos, tai žodžiu, kartais reikėdavo ir dar gerai įsiklausyti pačiam, ką tu dainuoji, nes tai buvo, nu, tokia didžiulė euforija, absoliučiai. Sunku tikrai atsiminti visą, nes tai buvo viskas kaip sapne ir viskas atrodo taip greit prabėgo, net nežinau kaip įsireikšti. Tiesiog kaip sapnas iš tikrųjų. Tai buvo didžiulis įspūdis, iš tikrųjų, ten muzika tokia, nu, patys žinot, kokia tai muzika, jinai negali likti abejingas klausydamas tokios muzikos. Ir būtent tokia muzika juos žavėjo, kaip jie vadindavo, čia yra teisinga muzika, kad rusiška muzika neteisinga, o čia yra teisinga muzika ir, žodžiu, jie tą teisingą muziką puoselėjo, kūrė patys. Čia nepavadinčiau kažkokiu labai ypatinga tokia kova prieš sistemą ar kaip nors, tai buvo jaunų žmonių maištas. Maištas būti savimi, maištas kurti, maištas priešintis prieš to, ko negalima. Ir tai yra labai natūralu ir tai yra prigimtyje kiekvieno turbūt žmogaus jauno ypatingai. Mums tada dar nelabai rūpėjo maištas, labai rūpėjo pati muzika, nes mes kai išgirdom, kad tai yra nuostabiausias dalykas, koks tai gali būti, mes tiesiog visą galvą pasinėrėm į muziką. Po to jau atėjo ta mintis, kad čia gali būti maištas, kad čia gali būti, kadangi roko muzika buvo absoliučiai draudžiama, religinės temos buvo absoliučiai draudžiamos, tai savaime tarsi gavosi maištas, bet mes visai neakcentavom tuo metu to, tiesiog norėjom padaryti labai gerą muziką. Man atrodė, nu, kas čia tokio nusikalstamo atlikti tokį kūrinį ir tai yra labai gražu, kai visi studentai kartu kažkokį
kažką tai kūrė. Bet pasirodo, aišku, buvo ta roko muzika. Juk turėjo skambėti tarybinė estrada daugiausia. Muslimas Magomajevas, Edita Piecha ir taip toliau. Buvo ir mūsų kompozitorių, gražių estradinių be abejo kūrinių, bet tai buvo visai kitas žanras. Negirdėtas, nematytas. Ir už tai buvo daromas kažkodėl tai kliūtis. Pirmiausia, prisikabino prie pavadinimo. Kas čia per džizis, kas čia per superžvaigždė, žodžiu, kažkas. Keiskit pavadinimą. Aišku, niekas jo nekeitė. Pavadinimas liko. O dar data, man atrodo, užkliuvo 25 gruodžio. Nu ir kaip prasidėjo jau mūsų tas pasirodymas, jau ta premjera, tai buvo dingusi elektra. Bet labai trumpai. Ir aš dabar, jau man sunku prisiminti, ar pačioj pradžioj, nes mes pradėjom porą valandų anksčiau, negu buvo numatyta. Tai ar pačioj pradžioj, ar būtent, kai jau sugužėjo šitie visi iš saugumo, jie užgesino šviesą? Aš nežinau, iš kur jie gavo žinią, kad gali taip nutikti, bet jie turbūt jautė, nes padaryti Kalėdų dieną spektaklį su tokiu pavadinimu, tai jie galbūt ir nežinodami, kas tas yra, žinoma, kad jie turbūt nežinojo, bet tiesiog tokiu pavadinimu, tokią dieną padaryti spektaklį, tai tiesiog, tai jie tada darė tokį labai gudrų manevrą. Skelbė, kad bus 8, pradėjo 6, o ten žinia šitą greit pasklydo ir ten jų buvo sausa kimša ant radiatorių kabėjo kai kurie. Tai, o kai tie atvažiavo apie 7, tai jau jie negalėjo įeiti ten, o kažkaip tai daryti, matyt, nedrįso kažkokiu tai daryti ekscesų. Tai tiesiog paskui jau kitą dieną juos ėmė. O jie čia visi išlakstė paskui pro langus ten, kai jau jie gavo žinią, kad atvažiavę yra tie saugumiečiai, tai jie išsibėgiojo po kiemus. Aš čia, kadangi ne vietinis, visai nežinau, o Antanėlis su kitais, reiškia, muzikantais, su Galium Klyčium, su kitais, jie puikiai čia visus užkoborius žinojo, vedė mus kažkur tai Rusiais, kažkokiais tai man nežinomais keliais ir mes tiesiog pabėgom ir pasišalinom. Kęstučio Antanėlio tokio neeilinio menininko talento dėka ir jo tokio entuziazmo dėka ir gimė šitą roko operą Lietuvoje ir Europai pirma. Tai mums čia buvo labai didelis toks, kad mes pirmi dainuojam, kad mes pirmi atlikom šitą kūrinį. Iš karto mes nežinom, nesgi viskas buvo uždara, visą tą geležinę sieną mes nieko nežinom. Nei kaip, nei ką, tiesiog turėjom tą plokštelę, turėjom tą muziką, iš kurios mokėmės, kurią pastatėm, o po to jau turbūt jau gerokai vėliau pradėjom domėtis, o kaip kitur. Tai tada sužinom, kad pirmą kartą Brodvėjuje buvo pastatyta, reiškia, tais pačiais 71 metais buvo pastatyta Amerikoje. Vasarą, man atrodo, o mūsų jau, reiškia, gruodžio 25 dieną. Pirmą kartą Europoje. Iš tikrųjų atsirado ne vienas žmogus, kuris mums rašė laiškus būtent per Facebooką arba ten elektroninį paštą ir panašiai. Ir buvo tokių įdomių istorijų, kai mums parašė vienas vyras iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuris sakėsi esantis Kęstučio Antanėlio bičiulis, kuris būtent jisai atsiuntė tą plokštelę Kęstučio Antanėliui pačios roko operos įrašo, nuo kurios ir gimė Kęstučio Antanėliui idėja Lietuvoje pastatyti šią roko operą. Ir tokių iš tikrųjų tokių žmonių buvo ne vienas, mums rašė ir tokie žmonės, kurie tiesiog buvo klausytojais šios roko operos ir prisiminė būtent tą istorinį kontekstą, kad tokia roko opera, kad atsirado Lietuvoje tokiu metu, kai vienas dalykas, kad roko muzika nebuvo leidžiama taip jau, sakykime, viešai groti ir apskritai, kalbant apie būtent religijos laisvę,
Ir va taip iš skirtingų žmonių, surenkant po kažkokį gabalėlį šios istorijos, pavyko atkurti ir garso bei vaizdo įrašą sujungus į vieną bendrą pasakojimą ir didelį kiekį fotomedžiagos. Todėl, iš tiesų, mano galva, kad ši istorija yra per menkai žinoma, per mažai žinoma. Kęstutis Antanėlis galbūt netgi kaip kompozitorius yra gal iki šiol nepakankamai įvertintas. Ir pati šitą istoriją, roko operos Jėzus Kristus superžvaigždė, pirmojo pastatymo Europoje istorija, taip pat regis kol kas nėra pakankamai suvokta ir įvertinta tiek klausytojų, tiek žiūrovų ir apskritai muzikos istorijos mylėtojų. Tai galim pasidžiaugti iš tiesų, kad per skirtingus žmonės pavyko rasti tiek vaizdo medžiagos, tiek garso medžiagos. Be abejo, tai nėra galbūt labai kokybiška medžiaga, bet leidžia bent jau susidaryti įspūdį, išgirsti, kaip ta roko opera Lietuvoje suskambėjo. Ir netgi kalbant apie fotomedžiagą, iš tiesų pavyko rasti nedidelius tokius negatyvus, visiškai mažo formato, kuriuos, kad panaudotume, mes turėjom ir didinti, bet smagu tai, kad žmonės vis tik, kad ir praėjo labai daug, ne vienas dešimtmetis, vis tik išsaugojo savo namų archyvas ir noriai dalinosi su mumis.